pasigirsta ir vis dažnėja tokių balsų, tokių nuomonių, kad kad čia žmonės žaidžia kažkokius vaikų žaidimus, kreidelėm rašo, kad tai yra visiškai beprasmiška. Ir kad į nieką tas neveda, jokios teisybės čia nieks nesuras ir nereikia jos ieškoti. Tai aš manau, kad žmonių atkaklumas, netgi darant mažus darbus arba kartojant juos, primenant, jisai turi labai gilią prasmę. Žiūrėkit, kaip mūsų apskritai gyvenimo ciklai, jie atrodo, kodėl kartoja tuos pačius žmonės poterius, kodėl dirba tuos pačius darbus, švenčia tas pačias šventes, susirenka tų pačių švenčių metu, dainuoja tas pačias dainas. Tai yra tam tikri ritualai tampa žmonėms tiesiog egzistencijos dalim, tampa labai svarbiu tapatybės ženklu. Ir lygiai taip pat kaip ir šita akcija, kuri jau tapo tradicinė, kad žmonės, kiti net ir nebegalvoja, kodėl čia susirenka, darytum iš inercijos, nors iš tikrųjų ne iš inercijos, taip kaip ir, sakytum, Velykas švenčia žmonės ar iš inercijos. Ne iš inercijos, paprasčiausiai jas susigrąžina ir patys savo tuos prisiminimus, tuos vaizdinius, kurie tarytum grimsta užmarštin. Ir mano supratimu, tas ritualas, jisai turi prasmę ir ne tik todėl, kad, sakytum, mes čia reikalaujam, kad kažkas mums pasakytų teisybę. Ne, mes paprasčiausiai stovim tam tikrų vertybių saugojimo pozicijai. Stovim ir netgi jeigu dabar išeitų ir iš prezidentūros koks nors žmogus, kokia nors genė, kurie atsakinėja į laiškus ir imtų sakyti teisybę, aš nežinau, ar po tos teisybės sakytum, tikrą teisybę pasakytų. Ar po tos teisybės pasakymo žmonės ir kitą mėnesį vis vieną nesusirinktų, nes tai jau tapo, kaip sakyti, aiškiai, kaip pusryčių valgymas, kaip vakarienės valgymas, kaip ėjimas miegoti, pažiūrėjus ten vakarinę laidą žinių ar paklausius vakarinę laidą žinių per radiją. Tai yra prasminga ir aš, pavyzdžiui, žinau, kad dabar atvažiuos čia turbūt mašina ir nuplaus šitą užrašą, ir tai jau yra ritualas, kad atvažiuoja mašina, nuplauna. Būtų įdomu, kad kas nors pafilmuotų, kaip vyksta ta plovimo atminties, tos mūsų akcijos nuplovimo nuo grindinio. Kita akcija, tai jinai tokia. Sakyčiau, būtų tikrai įdomu turėti tą filmuotą medžiagą. Anksčiau, reiškia, mes matėm pirmųjų tų akcijų metu, kaip žmogelis naktį buvo nufotografuotas su žarna. Žarna ėjo iš prezidentūros nutiesta žarna ir jisai nupurškinėjo tą tiesos. Ir taip tragikomiškai tas žmogus atrodė. Paskui kitas atėjo, tarytum purkšdamas augalus su tokiu ant nugaros pasikabinęs tokį baloną. Ir aš klausiu, sakau, ką, ir taip purškė augalus ir paskui staiga šast prie užrašo ir purškė ant užrašo. Sakau, tai palauk, čia tavo purškimas yra ant augalų, o ne ant užrašo. Sakau, žmogau, ką tu čia dabar purškė? Ir jis taip susinervavo, nes buvo atpažintas. Yra tragikomiškai graudu kažkaip tai man. Vis tiek žmogus yra gimęs laisvas ir tu jo nesugrūsi kaip džino į butelį ir neužkimši kamščių, jo neužšiausi, nebe tie laikai yra. Ir svarbiausia, kad žmonės nebebijo, nėra ko bijot. Kodėl čia turėtų žmogus bijot, sakydamas, aš nesakau, kad sakom mes tiesą, bet mes sakom savo įsitikinimus paprasčiausiai. Įsitikinimai nėra tiesa bet siekis surasti tiesą. Štai kas yra žmogaus įsitikinimas, ieškoti tiesos yra svarbus.